Tikrai yra žmonių tame tarpe ir mes norime kažkokiu būdu tiesiog prisidėti prie jūsų šalos gyvenimo kokybės pagerinimo, galima taip sakyti. Ko trūksta? Ko trūksta? Kągi, visų turbūt dėmesį sukaustęs Artūras ir jo šuniukas ir jo bendrai visa istorija. Mes taip nusprendėme, kad iš tikrųjų mes norime padaryti labai gerą darbą, prisidėti prie galbūt Artūro ar jo gyvūno gyvenimo kokybės pagerinimo, galima gal taip sakyti. Ir norime išpildyti jūsų visų prašymą. Tai šiandien tą ir darome, atvažiavome aplankyti Artūrą ir jo augintinio ir su juo pasišnekėti, kuom mes visi kartu galime prisidėti. Tai šiandien su Indre. Aš tai nekantrauju jo greičiau. Nes iš tikrųjų, aš ką matau, tai yra aplink mus, žinokit, yra daug garažų, matosi rūbai ir Artūras čia gyvena, nežinau, nei kiek metų, nei kaip. Visų pirma, tikimės, kad jisai mus priims. Tai einam žiūrėti, kur Artūras. Artūras! Jūsų ieškom! Su gerais norais! Jo, neblogais, su gerais. Mes iš veterinarijos klinikos. Iš karto prie reikalo, kodėlgi mes atvažiavome, nes mes pasidalinome jūsų istoriją su jūsų augintiniu ir labai daug žmonių nori kažkaip padėti jums. Padėti reikėtų čia tokiam benamiui. Tai va, norim pirmą sužinoti, žinot, mes labai bijojom, ar jums iš viso reikia tos pagalbos, žinot, kaip būna. Vieną minutę. Aš dabar turiu greitai užsukti va čia tam konteineryje dujas, nes ten vandenį vyrinu šuniuko vaistam išmirkyti. Dar 2 tabletės liko nesugirdytos, jau dabar buvau sužvyręs, kol šneku. Tai labai greitai aš užsuku dujas, kol aš dujas užsuku, jūs tą šuniuką galite pasižiūrėti, kaip jam sekasi čia gyventi. Jisai čia irgi. Tai ir mes... kokiom sąlygomis gyvena, galite pasižiūrėti. Supratau, tai kol Artūras užsuks dujas ir sakė, šuniukui sriubą verda, tai mes dabar galime... Vertinkite, ar jisai gražiai gyvena, ar svariai, ar šiltai. Kad šiltai, tai tikrai... Labas. Nu kaip tu gyveni čia, ką? Šiltai tau sakė, košę dabar verda. Mes irgi atvežėme ir skanėstų, ir dovanų, ir maistelio tau, baisu dabar, sakyk. Bet prikrauta viskas, sakyk, ir šienelio, ir rūbelių. Taip, sakyk, jūs čia ir gyvenate, ne? Jūs čia ir gyvenate kartu su Artūru. Tai panašu, kad pildosi noras ir Artūras norės priimti ir galės priimti mūsų pagalbą. Tai labai smagu, kol kas labai viskas pozityviai ir bandysim pasišnekėti, Artūras papasakos visą savo istoriją. Darysim gerus darbus. O tai jūs dabar truputį papasakokite, tai jūs pamatėt, kad jisai grįžo kraujuotas pas jūs? Jo, parčiais. Į naktį paleidžiu lakstyti. Bus visą laiką laksto tvarkingai, per toli nenubėgantis ir žinantis savo ribas. Jau Grįžo ką, kraujas bėga? Grįžo pradurtas nukutis. Matosi su peiliu ar kokios turiu daiktų ir kraujas bėga. Iki ryto palauksiu, gal tas šasas apsitrauks, gal paskui matysis, kai jis eina, pradeda ant kijimo eit, apsitrauksiu ant kijimo eit, jau galvoju čia iki ryto palaikęs, jau pažiūrėsiu, gal ten jau šasas formuotis pradeda. Ir atsikėlėt ryte ir... Apie 12 valandą, kaip visą laiką, apie vidurdienį, apie 12 valandą atsikeliu. Ateinu aš ją pirmiausia pasižiūrėti, iš lovos iš čiūžinio išlypęs, pirmiausia ateinu tik ją. Kur miegate? Ten miegu. Pirmiausia ateinu ją pasižiūrėti, net įsigandau. Snukis visas krūvinas. Iš to žaizdos šliošas sukrešusio kraujo išlindęs. Telefono nėra, mašinos pas mane nėra, vairuoti irgi dėl ligos negaliu, todėl apie mašiną negaliu nei svajoti, kad ją nusipirkti ar įsigyti. Nėra mašinos, nėra telefono, sėdu aš ant dviračio ten įsitraukęs iš garažo, sėdu ant dviračio. Ir ten nuvažiavot? Ten nuvažiavau, visą pradėjau savo melodiją jiem groti. Čia be namų, čia be mašinos, čia be pinigų, ir pinigų irgi nebuvo.
Nu ir ką? Viena ir Sakė, gal galit kuo pagelbėti, ar gal galit suorganizuoti kažkokią pagalbą, jeigu jūs neapsimat gelbėti. Paaiškinau, kad šitą benamis, šūniui blogai ir šuo apsikrūvinės, čia žaizda didžiausia, giliausia. Vienu žodžiu, jom net baisus vaizdas pasidarė jau į manęs klausyti, kai pamatė mano dviratį siaubingą, tokį, žinai, taip. trankdalietą, barachlietą, chlamą, tokį, žinai, įsivažiuoja apie ką. Nu taip, tada parodys. Kai dar pamatė tą mano dviratį, jom išvysti pasidarė baisus vaizdas, pradėjau pagelbėti, dar paorganizuokit, nebežinau ką daryti, kai šūnį, sakau, blogai. Mes čia, sako, už dyką nieko negelbėjom, nieko negalim be pinigų tau padaryti. Sako, žinau, aš ten yra tokia Šilainiuose veterinarijos klinika Rumina Vet, kuri tokiam vargšam kartais padaro išimtį, išimties tvarka, padaro labdaringą gydymą ar kažkokią labdaringą pagalbą. Sako, žinau, tokia yra. Sakau, sakykit, ponia, greičiau, kur jinai yra. Jos man tuoj pat pasakė adresą. Ten Baltijos prospektas 26A, sako, tenai važiuokit, va tenai gal rasit jūs tą kliniką, gal jie ten jums padės, gal nepadės, bet sako, paaiškinkit tą pačią savo visą graudžią dainelę ten nuvažiavęs, nes ten jie kartais atlieka labdarą, jeigu žmogui to labai reikia. Jo, taip, žiūrėkit, mes jau toliau visą eigą jau ir toliau jau žinome. Nu, rezultatas toks, kad aš pas ten atsiradau ir paskui ten tą pačią visą graudžią savo situaciją, tą pačią visą liūdną, labai verksmingą dainelę, jūsų tom visom sekretoriam ten esančiom tą dieną, kuriuos ten buvo išaiškinau, viskas pulkiai iki smulkmenų. Žinokit, irgi tikrai buvo labai smagu padėti ir iš esmės mes visą tą istoriją, suprantat, pasidaliname su žmonėm. Ir daug žmonių tiesiog atsirado tokių, kurie tiesiog nori padaryti gerus darbus ir prisidėti prie galbūt tokios situacijos. Tai mes mato, dėl to šiandien su Indre ir atvažiavom. Dabar čia gyvenu kažkur 5 metai plius minus. 5 metai. Tai jūs ir žiemą, ir vasarą visada čia. Vasarą... O tai kuom jūs šildotės? Nėra čia jokio šilumos šaltinio, kaip matot. Tai jūs be šilumos gyvenat žiemą? Be. Visą žiemą? Visą žiemą. O tai minus 20, tai ką jūs darot? Kaip jūs? Čia ir miegat? Pirštinės užsimauni. Treningus įlendi į šiltus treningus, užsimauni pirštinės, dai kokį kompenzuoną arba į kažkokią kailinę puškę. Aš šnekam rankom šalta darosi, tai aš neturiu priekaištų reikšti, kad... Žiūrėkit, parodykit, kaip jūs čia, kur jūs čia tą miegat, jūs tenais miegat, sako? Aš jums galiu parodyti, tik tai spala. Vieną minutę, kartoną patiesiu. Kad šuns patalėlio nesutryptų. Nu taip, o draugas jūsų kaip čia atsirado? Draugą medžiotojas padovanojo. Galėsiu parodyti aš to dokumentus, to medžiotojų duotus kartus. O man kaip tik nuostabiausia šuo. Akumuliatorinę radiją, va turiu tą raudoną. Jo. Akumuliatorius pasikrauna nuo saulės baterijų. Dabar, kai saulės nėra, tai mažai ką begroja. Bet ar šalta žiemą, vis tiek čia minusas gyvūna? Matai, jeigu pradėsim skaičiuoti, kaip čia apsišildyti ir ką daryti, tai išaugs labai nemažos sumos. Nu taip. Yra variantų daug. Gali pirkti kažkokį modulinį konteinerį su pečium, ar ten kažkokią su pečium įrengtą kažkokią gryčią. Gali net užsisakyti, kad pagamintų meistrą jau susiradęs panežiai, bet tas viskas yra pinigai. Tas viskas kainuoja 1000 dabar. O jūsų pajamų dabar kaip ir nėra visai? Invalidumą gaunu ten 200 su kažkiek ir netoli 300. Ugi gyventi reikia, už viską mokėti reikia. O tai su savo šuniuku labai jau sutarė turbūt, ne? Labai, čia myliu aš jį kaip savo vaiką. O jis labai supranta, kad čia mes su to kailiniu paltu gražiu. Čia kaip šalta jam būna. Paltą gražų radau, aš jį tai kiekvieną vakarą užkloju, kai jis miegotų. Jis labai gerai supranta to, jis išėpė visą. Veiduką paslėpė, tad glogį nemato, kur va, nosį iškišęs jisai. Gera, tu gera, nu kokia tu gerutė, mažutė, tu mažutė. Duosime tau skanėstą kokį, ką? Duosi, kiek metų šalai? Apie 12. 12 metukų jau, ne? Taip, vaidžiausiu kiek. O kaip šiaip jaučiasi jinai? Jaučiasi jinai labai puikiai dabar po jūsų operacijos, jaučiasi gerai. Kraujo krašulys, kad net baisiausiai buvau susijaudinęs ir įsigandęs, nebežinau ką daryti, kad dviračio sėdau važiuoti pagalbos ieškoti. Nu, jinai jūs, žinokit, labai myli mano. O čia to medžiotojo... Bet čia, sakyk, ir popieriai tavo, taip, popieriai visokie, taip, taip. Jis padanojo šūnį, tą knygutę man davė.
15 metų, nu jo, tai jau kiek apie 10 metų jau. Jo, 10 metų 26 tau, metais ne? reik Bet taip siekti. atrodo, tai tu jau atviškiau man atrodai kažkaip, ką? O šiaip sveika, nieko nesiskundžiate, ne? Kad Nieko nesiskundžiam dabar po jūsų išgydymo labai gerai gyja ta prasme. šieniuko turi šiltą, sakyk, kadėliuką turi. Tai jūs čia dvies ir miegat, nu kartu. Taip išeina. Reikia ir šunių šilumos, ne tik man. Nu taip. Kiek to šilumos beturim, tiek ir dalinamės. Nu taip. Vis šilčiau, žino, dviese. Jau negu valierė. Ai, čia dar jinai ir atskirą voljerą turi. Tai miega čia su jumis. Jis turi valierus 2. Ir kažkur ten išėjo, gal išvažiavo. Ne vieną. Vakare paleidžiu lakstyti, vakarienę duodu. Laksto Taip. per naktį. Ir paskui jau grįžus pati pasiprašo lodama į vidų. O, jeto. Kaip švelniai. Jo, jinai labai švelni. Na, aišku, jai labai baisu, bet jinai labai švelni. Šala, mažytė šala, varda šala. Viską nusinešė pas save. Pasiėmė ir pasislėpė. Jo, matot, kokios situacijos ir iš tikrųjų žmogus gyvena vienas su savo geriausiu draugu. Vieni laukuose, aplamai, iš viso aplinkui nieko nėra. Tai kartais taip ir susimastai, kaip mes gyvename gerai ir apie kitus nepagalvojame. Arba pagalvojame, kada mums nebūna blogai, pagalvojame, kad būna blogai, ne? Nes tikrai kartais pagalvoju, kad bloga diena. Jo, negalvokit. Gerai. Žiūrėkit, turiu klausimą, Artūrai. Gal asmeninis klausimas, bet vis tiek jisai ir rūpintis, ir daugelį rūpintis dėl alkoholio, kaip yra pas jūs. Aš nevartoju ir dar religingas labai giliai. Nevartojate alkoholio. Galiu ir savo bažnyčią pareklamuoti, pasakyti pavadinimą, jeigu norite. Tai žinokit, dabar mūsų pagrindinė turbūt misija, kodėl mes čia esame, aš kaip ir minėjau, kad tikrai yra žmonių tame tarpe ir mes. Ir mes norime kažkokiu būdu tiesiog prisidėti prie jūsų šalos gyvenimo kokybės pagerinimo, galima taip sakyti. Ko trūksta? Ko trūksta? Šlapio maisto šūniui. Mačiau kažką ten jau atnešėt. Iš pirmas iš karto aš paklausiau, ko trūksta, jis iš karto šuniui šlapio maisto. Nu, Ne, tai... jo. Ta prasme, ar aš klausimą nesupratau? Suprato, ne, ta prasme, kad jautru, kad jūs iš karto apie šunį pagalvojat pačiu pirmu momentu, o ne apie save. Sausų granulių aš turiu dar ten geltoną vagonėlį, bet jinai kažko nemėgsta tų sausų granulių. Ir mėgsta labiau šlapio Mėgsta maistą. labiau šlapio. Mhm. Ai taip maitinta to medžiotojo ar kaip? O jum pačiam, kaip ko trūktų? Ar namuose šildymo kažkokio reikėtų? Ar kas dabar mintyse Gerai. ko? Jeigu užduoda tokį gražų klausimą, aš jums užduosiu labai konkretų atsakymą. Taip. Va, trūksta meistro durų, nes durys jau baigia iškristi, šitas vyrius jau tuoj perskils. Kokį mėnesį išlaikė, paskui nuo durų darinėjimuose, jisai atšoko ir vienu žodžiu ir toliau nebelaiko, tos durys už kažkokio tai trumpo laiko jos visos iškris. Nes čia vyriau, durų meistro reikia pigaus, bet čia elektros nėra. Tokio, kuris atvažiuos su savo elektros generatorium, kuris viską Taip dabar, turi ir kuris ko gali- trūksta, tai trūksta, kad durys. Jo, nes durys jau problema, kurios greit iškris. Kada iškrenta durys, reiškia, tada jau problema. Tu negali su iškritusiom durim išeiti kažkur į miestą Nu, savo taip. reikalų tvarkyti, nes tu turi saugoti savo visą tą turtą tada, jeigu tu jau neužrakini jau. Ir dar durys iškrytė. Trūksta meistro. Čia, žinokit, Artūrai, yra pati mažiausia, turbūt, problema, man prie kurios žinokit. mes galėtume prisidėti. Tas duris mes jums tikrai sutvarkysim. Šiandien tai mes norime tiesiog paduoti jūsų augintiniui maisto. Labai ačiū. Ir mūsų šita pirmoji pažintis buvo labai svarbi, nes mes atvažiavome su misija aplamai, ar jūs mus priimsite, kad mes jums galėtume padėti. Tai mes labai džiaugiamės, nes mes matome šviesų žmogų, kuris gyvena tikrai, nelengvai. Nelengvai. Pavadinkime taip, turbūt gal neįsižeisit, bet 4 lygos. mes norime jums padėti. Ir mes pas jūs dar tikrai sugrįšime.
Šiandien pasirūpinsime Šailą, jau žaizdos matau gyja puikiai. Labai gražiai. Ir mes jums perduosime maistelio, o mes atliksime namų darbus su kitais gerais žmonėm. Ir mes pas jūs sugrįšime su sutvarkytomis durimis, nes mes jas tikrai sutvarkysime. Ir su kitais gerais darbais. Mums reikia laiko apgalvot, kuo mes galime padėti jums. Tikrai jūsų apsilankimas mane pradžiugino. Dėl smagumas matom, kad mėgstat pakalbėti. Duosime dabar jums. Pradžiai tai duosime, čia yra sausas maistas, nes mes nežinojom, mes dar jūsų nepažinojom. Ką padarysi tada? Pradžiai sausą maistą, o atnešime dar šlapio. Mūsų misija pirmoji. Šiandien jau kaip ir į pabaigą, bet mes pas jūs dar tikrai pažadam sugrįšime. Kaip Visada laukiami. Dar žinokit, jūsų šalai, kadangi mėgsta skaniai pavalgyti, tai šiandien jūs jau pasilepinkite. Labai malonu, Čia labai šalai. O mes iš karto spaudžiu ranką, buvo tikrai labai malonu susipažinti. Mes tikrai pas jūs sugrįšime, tikrai norisi jum ir nuostabiam jūsų augintiniui labai padėti. Tai laukite gerų žmonių ir paneigsiu šitą faktą, kad lietuviai nemoka būti geri ir kad neturi atjautos. Mes tikrai turim atjautą, tik tais turbūt kartais tai susidėlioja. Užfiksuosiu tą, ką sakėte. Užfiksuokit. Ir įsidėsiu čia į Viskas, tai kertelę. džiaugiamės galėdami praskaidinti šios dienos dieną ir laukite mūsų sugrįžtant. Būtinai. Ateik, mažiukė, ateik. Kur tu ją veržiasi? Namo. Damoša. Šuo. Kur geras šuo eina. Išlydis, svečiai. Indrė, turiu tau klausimą. Įsivaizduoji, kaip paklausti žmogaus klausimą, taip gyvenant, kokios yra pagrindinės bėdos ir kokį tu gyvenime norėtum? Tikrai nepagalvočiau apie ėdalą. Turbūt. Ir apie sugedusias duris. Tai. Tai va, ko mes kartais norim, čia turbūt net sunku žodžių surinkti, galvojant, kaip būna sunku ir kaip žmogus sudėlioja mintis, kad tiesiog sugedusios duris yra pagrindinė jo problema, taip gyvenant. Wow. Tai labai lauksiu. Mes grįšim.